Sveiki, esu Deimantė Spaičienė, verslo skatinimo srities vadovė ir šiandien jums pristatysiu kvietimo energijos vartojimo efektyvumo didinimas pramonės įmonėse projektų įgyvendinimo etapus. Apie finansuojamą veiklą labai trumpai primenu, finansuojama veikla yra įrangos pakeitimas nauja energetiškai efektyvesnė įranga, siekiant sumažinti energijos vartojimo efektyvumo nutekėjimus, tai yra sumažinti išmetamą CO2 kiekį ar megavatvalandžiai kiekį, nepriklausomai kokios rūšies energiją įmonė vartoja. Įmonės galėjo pasirinkti du variantus, tai sumažinti CO2 kiekį bent 30% nuo technologinio proceso arba nuo viso gamybos proceso, tai reiškia apjungiant pagalbinius ir technologinius procesus. Įmonės galėjo būti iš visos Lietuvos, tai reiškia tiek iš Vilniaus regiono, tiek iš vidurio vakarų Lietuvos regiono. Trumpai statistika apie patį vertinimą, tai buvo iš viso gauta projekto įgyvendinimo planų 66, identifikuoti atmetimai įvertinimo metu buvo irgi 6, pareiškėjų atsiimti projekto įgyvendinimo planai buvo 4, atmetimai per naudą kokybę buvo 5, tai viso planuojama pasirašyti finansavimo sutarčių 51. Kvietimui buvo skirta viso 40 milijonų eurų, gavus 66 projekto įgyvendinimo planus beveik buvo pasiektas 36 milijonų biudžetas ir teigiamai vertinus 51 projektą buvo vis tik tai skirtas finansavimas kiek daugiau negu 26 milijonams eurų. Projekto įgyvendinimo reglamentavimas labai nesikeičia ir nuo kitų kvietimų, jeigu esate jau dalyvavę nors viename kvietime. Šiuo atveju yra išskirtinis komisijos reglamentas, kuris apibrėžia tinkamas finansuoti išlaidas, taip pat standartiškai taikomas projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, projektų finansavimo sąlygų aprašas specifiškai EVE pramoniai kvietimui, taip pat rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties bei projektų finansavimo sutartis, kurioje yra nustatytos ir tam tikros specifinės sąlygos, jeigu įmoniai tokios buvo taikytos. Dėl projekto administravimo ir bendradarbiavimo su inovacijų agentūra, tai jau šiame kvietime viskas keliasi į DMS, reiškia duomenų menų svetainę, kurioje ir teiksite visus dokumentus susijusius su projekto įgyvendinimu. Taip pat jau projektui bus priskirtas pasirašius sutartį projekto vadovas ir finansininkas, į kuriuos tiesiogiai galėsite kreiptis nurodytais kontaktais, tai yra elektroniniu paštu arba telefonu. Tačiau, kaip ir minėjau, visi dokumentai ir visas tiesioginis bendravimas vyks jau per sistemą. Dėl tinkamų finansuoti išlaidų irgi labai trumpai primenu, kad reglamento 651-214, 38 straipsnio 3 dalies A punktas, kurį dažniausiai pasirinkdavo įmonės, apibrėžia būtent tai, kad būtų taikomos priešingos padėties scenarijus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu įmonė planuota diegti įrangą nusipirks pigiau nei projekto įgyvendinimo plano vertinimo metu, nustatyta suma, tokiu atveju tinkamos finansuoti išlaidos irgi sumažės. Jeigu įmonė vis tik tai įsigytų įrangą brangiau negu buvo planuota, tokiu atveju tinkamos išlaidos nesikeičia ir tokiu atveju visas finansavimas, kuris buvo skirtas projektui, yra išmokamas, o viršitą biudžetą padengia pats projekto vykdytojas iš nuosavų lėšų. Dėl projekto administravimo eigos, tai pirmiausias ir svarbiausias dalykas apibrėžti, ką turi projekto vykdytojai padaryti pasirašius sutartį, kaip įmanoma greičiau. Tai iki pirminės veiklos ataskaitos pateikimo per DMS sistemą turės pateikti įvykdytus ar ketinamus vykdyti pirkimus. Tai reiškia, kad sistemoje tiesiog turėsite suvesti visus planuojamus pirkimus, kuriuos įmonė turėtų įvykdyti, vykdydama šitą visą savo projektą. Taip pat dėl veiklos ataskaita turėtų būti teikiama per 10 darbo dienų po sutarties pasirašymo, bet viskas tvarkoje, jeigu įmonė dar to nepadarė, tai kviečiame tai padaryti išklausius mokymus, kada jau bus viskas aišku. Tai tam, kad tiesiog uždėti akcentą, tai pirkimus turėtumėte pateikti iki pirmosios veiklos ataskaitos arba ne vėliau negu su pirmąja veiklos ataskaita, tam, kad būtų nustatytos pirkimo vertinimo priemonės. Taip pat dėl projekto viešinimo, jam taip pat yra nustatyti terminai, tai po sutarties sudarimo, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po sutarties, turėtų būti pateikti viešinimo įrodymai, tai reiškia, kad turėsite pateikti būtinai socialinių tinklų nuorodas ir svetainės, jeigu tokia įmonė turi nuorodas, kuriuose jau bus įgyvendinamos viešinimo priemonės,
o jeigu įmonė vis tik tai norėtų ne tik, tiksliau turės pagal sutarties įsipareigojimus pasikabinti ir plakatą, tai plakatui irgi taikomos lygiai tos pačios 20 darbo dienų. Jeigu įmonė vis tik tai savo projektu viršyje biudžetą virš 500 000 eurų, tokiu atveju įmonė turės pasidaryti ir informacinę nuolatinę lentelę arba nuolatinį stendą. Šiai viešinimo priemonė yra taikomas kitas laikotarpis, tai reiškia, gali įmonė pasidaryti nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios tą viešinimą iki tol, kol įsidiegs įrangą, bet kuriuo atveju iki pat projekto įgyvendinimo pabaigos šis viešinimas taip pat turės būti įgyvendintas. Dėl projekto vykdinimo, tai tiesiog toliau etapai bus sekamas tas veiklų įgyvendinimas, rodiklių siekimas, tarpinės veiklos ataskaitos turės būti teikiamos ir, aišku, veiklos ataskaitos su išlaidomis. Dėl projekto įgyvendinimo pabaigos, tai irgi pačioje pabaigoje dar nepasibaigus pačiam projektui, tai turės būti teikiama galutinė veiklos ataskaita, su kuria bus atsiskaitoma už numatytus rodiklius, taip pat bus atliekama patikra vietoje ir po projekto jau įgyvendinimo pabaigos turės būti įgyvendintas investicijų tęstinumas ir atsiskaitoma už stebėsenos rodiklius, metinis pirminės energijos suvartojimo kiekis ir numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis siekimas. Dėl veiklos ataskaitos, tai kaip ir minėjau, pirmoji veiklos ataskaita turėtų būti pateikta po sutarties pasidarymo dienos per 10 darbo dienų, tad jeigu to dar nepadarėte, kviečiame tai padaryti. Ir visos kitos veiklos ataskaitos turėtų būti teikiamos pagal patvirtintą grafiką, nerečiau kaip kas 70 darbo dienų. Tačiau visada galite teikti ir anksčiau šias veiklos ataskaitas, kadangi juose būna deklaruojamos išlaidos arba avansai prašomi, tai visą tai galite daryti ir retesniais tarpais, tik tai nerečiau kaip 70 darbo dienų. Ir galutinės veiklos ataskaitos teikimas turėtų būti per 20 darbo dienų nuo projekto veiklų pabaigos dienos. Nuorodas rasite irgi skaidrėje, tai pramoniai žymi pavyzdinės formos patalpinimo vietą ir kita nuorodas investicijos LT, jau tą standartinę veiklos ataskaitą, kurioje galite pamatyti viską standartiškai, kaip turėtų atrodyti veiklos ataskaita. Dėl projekto sutarties nuostatų, tai rezultatai, visada turėsite atsiskaityti už pasiektą projekto tikslą, uždavinius, rodiklius, nes jie turės būti pasiekti. Biudžeto atveju irgi turėsite įsivertinti, kad visas netinkamas finansuoti išlaidos dalis turės pasidengti pats projekto vykdytojas. Projekto metu įsigytas turtas turės būti apdraustas ir priklausyti projekto vykdytojui. Taip pat projekto vykdytojas įsipareigos gauti ir kartu su galutinė veiklos ataskaita pateikti dokumentus įrodančius apie pakeistos ar utilizuotos įrangos pardavimą, atidavimą, kažkur tai utilizavimą, jeigu taip reikės įmoniai pasidaryti, bet kuriuo atveju turėsime patikrinti, kad įmonė buvusios įrangos nebeturi, nebent buvo taikytas kitas reglamento punktas, kuris nurodė, kad įrangos keisti nereikia, tai reikia padaryti su ja kažkokius atitinkamus veiksmus papildomai tam, kad jinai taptų energetiškai efektyvesnė. Ir dėl projekto vykdytojo, tai privalo mus visada projekto vykdytojas informuoti apie bet kokius įvykusius ar numatomus projekto ar projekto vykdytojo pasikeitimus. Bet apie tai šiek tiek dar plačiau kitoje skaidrėje. Dėl projekto veiklų turi būti pradėta įgyvendinti veiklos per 6 mėnesius ir įgyvendinimo trukmė turėtų būti ne ilgesnė kaip 33 mėnesiai arba kitaip tariant 3 metai. Dėl projekto sutarties keitimų, kaip ir minėjau, šiek tiek plačiau, tai projekto vykdytojai privalo informuoti inovacijų agentūrą apie pasikeitimus susijusius su projekto įgyvendinimu. Tai kas tai galėtų būti? Galėtų būti įgyvendinimo laikotarpio pratęsimas, mažinamos projekto sutartyje nustatytos projekto stebėsenos rodiklių reikšmės, gali būti, kad keisis projekto veiklos būtent turinčios esminę įtaką projekto apimčiai, tikslui pasiekti, keičiasi projekto įgyvendinimo vieta ar keičiasi projekto vykdytojo akcininkai, finansavimo šaltinis, banko sąskaita ar kiti pokyčiai, kurie galėtų turėti įtakos projekto veiklų įgyvendinimui. Tai bet kurio atveju dėl tokių pasikeitimų turėtumėte informuoti inovacijų agentūrą, tai yra jums priskirtą projekto vadovą ar projektų finansininką.
Stebėsenos rodikliai, apie juos labai trumpai, pirmieji 3 nurodomi skaidrėje, tai jie yra pasiekiami projekto veiklų pabaigoje su galutinė veiklos ataskaita, kadangi šie rodikliai atžymi, kiek įmonė įsisavino ES lėšų. Ir taip pat 3 rodikliai, tai yra 2 rodikliai, realiai kaip ir rodiklis su subrodikliu, atsižymės tada, kada jau bus praėjęs poprojektinis laikotarpis, tai yra pilni metai kalendoriniai po projekto įgyvendinimo pabaigos. Tai metinį pirminės energijos suvartojimo kiekį ir numatoma išmetama šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį jūs turėsite atsiskaityti praėjus po projekto pabaigos pilniems kalendoriniams metams. Atsiskaityti už tos rodiklius reikės pateikus energijos vartojimo ataskaitą, kurioje ir turės būti nurodyta, kaip pavyko įmoniai pasiekti šitą rodiklį su įsidiegta įranga, eliminavus seną įrangą arba modernizavus, atnaujinus naują įrangą, jeigu tai buvo nustatyta projekte. Tai tokiu atveju tiesiog rodiklis bus pasiektas N+1 metais, arba kitaip tariant, jeigu, pavyzdžiui, jūs projektą užbaigsite 26 metų kokį nors rugsėjį, tai tokiu atveju jūs, tarkim, turėsite pralaukti dar tuos kelius mėnesius ir dar pilnus kalendorinius metus. Tai reiškia, atsiskaitysite, pavyzdžiui, jau 28 metais už pilnus 27 metus. Čia trumpai yra aprašytas tie skaičiavimo būdai ir kaip reikėtų juos taikyti, tik tai dar ką pabrėžiu, tai būtent užbaigus įgyvendinti projektą turės būti užtikrintas tęstinumas, kaip jisai bus taikomas, tai jeigu įmonė yra maža, labai maža ar vidutinė, jai tęstinumas bus taikomas 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos arba 5 metus, jeigu įmonė yra didelė. Tai tą laikotarpį kasmet per 20 darbo dienų nuo kalendorinių metų pabaigos turės būti teikiamos investicijų tęstinumo ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos. Ir dėl N+1 metų, ką jau ir minėjau, tai už pilnus kalendorinius metus bus atsiskaitoma pateikus energijos vartojimo audito ataskaitą, būtent susijusią su 2 siektinais stebėsenos rodikliais. Dėl projekto matomumo ir informavimo apie projektą, tai jau šiek tiek irgi minėjau, ką įmonės privalomai pasidaryti per 20 darbo dienų nuo projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo. Ir jeigu projekto biudžetas viršyje 500 000 eurų, tokiu atveju ten yra taikomos šiokios tokios išlygos dėl termino. Tai reiškia, jau stendą ar lentelę nuolatinę įmonės turės pateikti tik tada, kada bus projekto veiklos arba jau pradėtos, arba jau įranga sumontuota. Dažniausiai viešinimą vis tiek tikriname ir projekto įgyvendinimo pabaigoje, tačiau informuoju, kad jeigu kartu su pirmąja veiklos ataskaita, jeigu jinai bus pateikiama vėliau negu po 20 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo, bus nepateiktos viešinimo priemonės, tokiu atveju veiklos ataskaita gali būti nebevertinama, atmetama arba patvirtinama nuliui. Jeigu tai vis tik tai bus ataskaita su nuliu prašomu deklaruoti išlaidų, tokiu atveju gali būti, kad tiesiog netvirtinsime veiklos ataskaitos tol, kol nebus užtikrintos viešinimo priemonės. Tai šito atveju labai prašome bendradarbiavimo, yra palikti jums ir kontaktai skaidriai, ką reikėtų kreiptis, jeigu jūs turite kažkokių klausimų siekiant tinkamai viešinti informaciją apie projekto įgyvendinimą, ir tokiu atveju tiesiog informavimui, kad jeigu jūs to tinkamai nepadarysite arba nepadarysite laiku, tiesiog gali būti neapmokamos deklaruotos išlaidos. Ir dabar trumpai dėl veiklos ataskaitos, kaip jinai turėtų būti pildoma. Tai bendroji dalis, realiai visa informacija turėtų atkeliauti iš sudarytos sutarties, tai visą informaciją ten rasite, pavyzdinėje formoje yra palikti komentarai ir dalinai užpildyta ta veiklos ataskaita, kad žinotumėte kaip ir kur ką pildyti, bet kuriuo atveju rekomenduoju konsultuoti su už jūsų projektą atsakingu projekto vadovu. Dėl bendrosios dalies rodiklių, tai irgi jie turėtų atkeliauti iš sutarties, tai tiesiog įsikopijuosit informaciją, kuri turėtų būti taikoma būtent jūsų projektui, kadangi gali skirtis rodikliai nuo pavyzdinės formos. Pavyzdžiui, jeigu įmonė yra labai maža, tai viskas tvarko, šita forma realiai ir parengta pagal šitą pavyzdį, tačiau jeigu įmonė didelė, reikės pakeisti ir rodiklius, subrodiklius ir patį rodiklio pavadinimą. Taip pat gali skirtis siektinos reikšmės data, kadangi jinai irgi priklausys nuo to, kada planuojama įgyvendinti projekto veiklos. Ir dėl siektinų rodiklių, kurie susiję jau su užtikrinamu rezultato rodikliu, tai irgi reikės pasikoreguoti kiekvienam pagal tai, kokios buvo siektinos reikšmės nustatytos vertinimo metu.
Dėl bendrosios dalies pildymo veiklos ir poveiklės eilutėse, tai standartiškai irgi pavyzdinėje formoje rasite dalinai užpildytą informaciją, tačiau čia informacija turėtų atkeliauti lygiai taip pat iš projekto gyvendinimo sutarties, kurioje ir nustatyta, kada turėtų būti pradėtos įgyvendinti veiklos, kokios projekto veiklos tinkamų finansuoti išlaidų sumos dydis ir kita informacija. Taip pat yra numatytos veiksmų ir išlaidų eilutės, kuriuose turėtų atsispindėti jūsų planuojama įsigyti įrangą. Labiausiai rekomenduojama atsižvelgti į tai, kad jeigu įrangoms bus sudarytos atskiros pirkimo sutartys, tokiu atveju turėtų ir tos eilutės atitinkamai atsispindėti. Taip pat geras variantas galėtų būti pasižiūrėti į projekto gyvendinimo planą, kuris galutinis buvo patvirtintas, ir pasižiūrėti, kaip veiksmų išlaidų eilutės atsispindėjo būtent ten. Pagal šitas eilutės bus sekamas projekto veiklų įgyvendinimas, tai reiškia, pažiūrėsime, ar neatsilieka įmonės nuo planuojamų veiklų įgyvendinimo, ar laiku įgyvendina, ir taip galėsime kontroliuoti ir matyti situaciją, kokioje stadijoje yra projektas. Dėl bendrosios dalies veiksmų eilutės pildymo detaliau, tai irgi tiesiog turėsite nurodyti planuojamą tinkamų finansuoti išlaidų sumą, ją taip pat atitinkamai pagal kiekvieną veiksmų eilutę rasite savo sutartyje arba projekto gyvendinimo plane, o visa kita informacija daugiausiai jau yra dalinai užpildyta, tai jums tai reikės visą tai pasilikti toje ataskaitoje. Dėl viešinimo irgi priemonės bus nustatytos pagal sutartį, tai iš sutarties tiesiog informaciją perkelsite ir čionai, tiesiog jums ką reikės pasidaryti, tai pasižymėti būseną, kadangi būsena ateis jau su pirma veiklos ataskaita, tai kaip jau ir minėjau, jeigu tai yra privalomas įgyvendinti veiklos dalys, tai jūs ją turėsite tiesiog pateikti jau kaip įgyvendintas viešinimo priemonės, tai čia galėsite ir nurodyti įgyvendintą, arba jeigu tai yra vis dar įgyvendinama, nes jūs pateiksit, pavyzdžiui, veiklos ataskaitą anksčiau negu 20 darbo dienų po sutarties sudarimo, tai tokiu atveju būsenos gali čia ir nesikeisti. Vėlgi išlaidos ir visa kita bus nurodyta pagal sutartį. Ir horizontalieji principai. Horizontalieji principai visi ateina iš sutarties, tai čia nieko patiems galvoti ar daryti nereikės. Ir dėl galutinės veiklos ataskaitos labai trumpai, kad informaciją turėsite pateikti apie jau pasiektus rodiklius, tai kaip ir minėjau, pirmieji 3 rodikliai yra pasiekiami su galutinė veiklos ataskaita, tai čia ir pažymėsite vienetukus. Taip pat reikės užpildyti dalį informacijos užpildant klausimyną. Klausimynai yra skirti pasižiūrėti, kaip įmonei sekasi įgyvendinti veiklą, tai užpildysite bendrą informaciją, pateiksite duomenis apie viešinimo įgyvendinimo priemonės. Ir taip pat reikės tiesiog pridėti papildomus dokumentus, tai ką atkreipsiu dėmesį, kad gali būti kaip papildomi dokumentai tam tikros pažymos, jeigu jos reikalingos tam tikrai įrangai įsidiegti ar pasistatyti. Taip pat tokiu atveju gali būti papildomi dokumentai dėl įrangos utilizavimo ar pardavimo. Dėl tolimesnės veiklos ataskaitos dalių pildymo, tai reiškia pačios tarpinės veiklos ataskaitos arba avansinės veiklos ataskaitos pristatys mano kolegė sekančiame pranešime. Todėl aš jums linkiu sėkmingo projekto įgyvendinimo ir sėkmės. Sveiki, esu Sandra Gilienė ir šiandien jums papasakosiu apie EVE pramoniai projekto veiklos ataskaitų mokėjimo prašymų teikimą. Tai turinys būtų toksai: bendroji išlaidų tinkamumo finansuoti informacija. Pakalbėsiu apie projektų avansus ir išlaidų pagrindimo dokumentus, kuriuos turėsite teikti su mokėjimo prašymais. Esminis dalykas visuose projektuose tikriausiai yra, kad išlaidos būtų tinkamos finansuoti, tai jos turi būti patirtos tinkamų finansuoti laikotarpiu, jis yra numatytas jūsų sutartyse ir išlaidos, jeigu būna kažkokių tai neatitikimų, tai visuomet galima patikslinti, pataisyti, pateikti pakeitimus sutarčių. Taip pat išlaidos turi būti tinkamai dokumentuotos ir projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo metu privalo užtikrinti atskirą būtent projekto apskaitą. Tai tą mes rekomenduojame visada padaryti, papildant sąskaitų planą būtent atskiromis sąskaitomis, sukuriant požymį arba subsąskaitas sukurti. Tai tokie bendrieji tie išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai. Ir projekto avansas. Tai tikriausiai daugeliui rūpimas klausimas ir projekto avansą jūs galite
gauti bet kuriuo projekto įgyvendinimo etapu. Didžiausia standartiškai galima išmokėti projekto avanso suma yra iki 30% ir kartais yra galimybės gauti tą projekto avansą šiek tiek didesnį, bet tai yra jau papildomi niuansai. Tai projekto avansas galima paimti bet kuriuo įgyvendinimo projekto etapu ir užskaičius projekto avansą, turint likutį 0, vėl galima prašyti iki atitinkamo finansavimo sumos, standartiškai iki 30% avanso. Tai dažnas būna projekto vykdytojų klausimas, kiek kartų galime to avanso prašyti. Tai realiai galima sukti tą ratą, iki kol baigiame projektą ir finansavimą užsidarome. Išmokėjimas paties projekto avanso, tai projekto vykdytojas privalo pateikti banko atsiskaitomosios sąskaitos atidarytos projekto vykdytojo vardu numerį ir dokumentus pagrindžiančius, kad tai yra būtent projekto vykdytojo atsiskaitomoji sąskaita. Tai šių dokumentų visuomet prašo jūsų projekto finansininkas, tačiau projekto vykdytojas jau teikdamas veiklos ataskaitą su avanso mokėjimo prašymu turėtų tokius dokumentus pateikti iš karto, kad jūs galėtumėte patys gauti greičiau projekto avansą. Taip pat su veiklos ataskaita, kurioje prašote apmokėti projekto avansą, turėtumėte pateikti dokumentus pagrindžiančius jūsų poreikį avansui gauti. Tai galėtų būti sutartys, sąskaitos faktūros, skaičiavimai, aiškus mokymų grafikai ar jūsų atveju darbo užmokesčio tam tikri darbo užmokesčio, darbo sutartys ir panašiai. Taip pat projekto vykdytojas, kaip aš mėgstu pajuokauti, šiame periode gali gauti nemokamą iki 100 000 avansą. Tai to avanso nereikia apdrausti, jeigu jūsų prašoma avanso suma neviršė 100 000. Tikrai pasitaiko atveju, kuomet projekto vykdytojai 100 000 yra per mažai ir 30% yra daugiau negu 100 000, tai 30% finansavimo sumos yra daugiau negu 100 000, tai tikrai yra galimybė gauti tą 30% didesnį negu 100 000 projekto avansą, tačiau yra privaloma pateikti draudimo garantiją dėl avanso sumos, kuri viršė 100 000. Tai jeigu projekto vykdytojas prašo 300 000, tai garantija turi būti pateikta už 200 000. Ir draudimo garantija turi būti būtinai Lietuvos draudimo įstaiga, tai gali būti arba bankas, arba draudimo tiesiog kokia nors įmonė. Tai toliau kalbant apie avansus, tai kad jūs kaip projekto vykdytojas gaunate projekto avansą, nereiškia, kad jūs neturite daugiau nieko daryti. Tai per 140 darbo dienų nuo avanso išmokėjimo dienos, jeigu jūs pateikėte tik tai, sakykime, grafiką kažkokį tai arba susiplanuotas sumas, kad gautumėte avansą ir jokių kitokių dokumentų, nei sąskaitos, nei sutarties neturėjote, tai tokiais atvejais per 140 dienų projekto avanso iš, kaip sakant, veiklų vykdymo pradžiai pagrindžiantys dokumentai turėtų būti pateikiama veiklos ataskaita, sutartys jau su tiekėjais, pateiktos sąskaitos faktūros ir apmokėjimo dokumentai, kadangi per 140 dienų projekto vykdytojas jau privalo pradėti įgyvendinti veiklas gavęs avansą. Jeigu atsitiktų taip, kad jūs kaip projekto vykdytojas gautumėte didesnę negu 30% projekto avansą, tai per 70 darbo dienų jūs privalote pateikti veiklos ataskaitą, deklaruoti joje išlaidas ir jau užskaityti viršijančią dalį, 30% viršijančią dalį išmokėto avanso. Tai kaip pavyzdys galėtų būti projekto vykdytojas paprašė 45% projekto avanso,
Tai tie 45 procentai, sakykime, yra 1000 eurų ir iš to 1000 eurų 15 procentų jau reikėtų grąžinti, užskaityti, padengti su veiklos ataskaita, kuri yra teikiama per 70 darbo dienų nuo avanso išmokėjimo dienos. Tai projekto vykdytojas įsipareigoja pateikti ir padengti dalį avanso. Pereikime prie dokumentų sąrašo, tai jūsų projektuose dokumentų sąrašas yra labai trumpas, tikriausiai pasidžiaugsiu, kad tokio trumpo pranešimo gal nėra tekę turėti ir tai jūsų vienintelės yra išlaidos projektuose tinkamos, tai yra pagrindinė įranga, kurią jūs turit pateikti pirkimo procedūrų dokumentus, sutartis su tiekėjais, sutarčių pakeitimus, jeigu tokių bus, arba papildomus susitarimus, taip pat finansinės nuomos ar nuomos sutartis, prekių priėmimo perdavimo aktus, prekių vežimo dokumentus, įrangos naujumą įrodančius dokumentus, įsigyto turto draudimo ir draudimo apmokėjimo dokumentus, bei įvedimo eksploataciją aktus, sąskaitas, faktūras ir apmokėjimo dokumentus. Jūsų dokumentų sąraše yra tik tiek dokumentų, bet galbūt sustočiau prie finansinės nuomos lizingo. Taip akcentuosiu, kad projekto įgyvendinimo metu mes finansuojame tik tai paties turto įsigijimo išlaidas ir kad lizingo laikotarpis negali būti ilgesnis negu jūsų projekto įgyvendinimo laikotarpis. Taip pat įrangos draudimo dokumentai, taip akcentuosiu tą dalyką, kad turi būti apdrausta absoliučiai visa įsigyta ilgalaikė įranga, ilgalaikis turtas ir draudimo dokumente turi būti nurodyta, kad tai yra apdraudžiama nuo visų rizikų. Tai jūsų atveju bus sąskaitos faktūros visada teikiamos, tai norėčiau tiesiog parodyti jums mokėjimo prašymo veiklos ataskaitos dalyje, kaip turėtų atrodyti sąskaitos. Tai sąskaitos turėtų atrodyti taip, kaip yra 19 eilutėje nurodoma, būtent yra įrašoma viena eilutė. Jeigu yra kelios sąskaitos, tai įterpiama yra papildomai eilučių, bet esmė, kad kaip pavyzdėje yra supildyti tam tikri laukeliai, tai juos ir supildome. Įrašome prašomą sumą ir prašomą sumą atkartojame langeliu aukščiau. Jūsų projektuose netiesioginių išlaidų nėra, tai įrašome tik tai sąskaitas. Ir mokėjimo prašymo dalis dar turi ir bendrąją dalį, tai bendroji dalis yra skirta bendrai atkartoti tą pačią išlaidų sumą, kuri yra suvedama šičia lentelėje. Čia, kaip matot, yra formulė, tačiau formulėje, jeigu įterpiate papildomas eilutes, pasižiūrėkite, ar formulė tikrai apima visas išlaidas. Taip pat esame įdėję formulę ir čia, kad ateitų automatiškai, tai jeigu kažką tai įterpėte arba keičiate, tikrai pasižiūrėkite, kad formulė įsiskaičiuotų, nes projekto vykdytojai, tiksliau projektų finansininkai prašo vykdytojų, perklausę, papildomai užtrunkam laiko ir finansavimo lėšos jūs pasiekia lėčiau. Taip pat, jeigu projekto vykdytojas yra gavęs projekto avansą, tai jo užskaitimą nurodo būtent šioje mokėjimo prašymo dalyje bendroje. Tai šiuo atveju projekto vykdytojas nori užskaityti 10 000 eurų. Atkreipsiu dėmesį, kad projekto avansas yra užskaitomas tik tai pagal iš finansavimo dalies. Tai jeigu jūsų finansavimas yra 50 procentų, tai šiuo atveju gautųsi, kad iš 66 000 finansavimo gautumėte 33, bet kadangi jūs užskaitojate 10 000 projekto avansą, tai jums išmokama suma bus 23 000. Ir tuo pačiu parodysiu avanso mokėjimo prašymą, tai jisai yra labai trumpas. Kaip ir minėjau, jeigu yra reikalinga garantija, tai garantijos informacija yra surašoma čia. Prašoma sumą įrašome čia ir tikrai rekomenduoju pagrindimą, jeigu yra kažkokių tai papildomų niuansų, įrašyti būtent
po mokėjimo prašymo šitoje dalyje, kadangi jūs teikite kaip komplektą, tai tas pagrindimas būtų sudedamoji avanso būtent dalis. Tai jeigu jūs užpildysite visus dokumentus tinkamai, tai tikrai manau, kad projekto finansininkas papildomų klausimų jums ir neuždavinės. Tai visą šią informaciją galite rasti mūsų inovacijų agentūros tinklalapyje, įdėjau nuorodą ir sėkmingo projektų įgyvendinimo. Ačiū už dėmesį ir kaip ir minėjau, šis mano pranešimas labai trumpas, tai manau, kad ir projektai sėkmingai ir greitai užsibaigs. Ačiū. Sveiki. Šiandien norėčiau pristatyti Jums neperkančių organizacijų pirkimų naujajame periode dalį. Iš ko susidės mano pranešimo turinys? Tai visų pirma apžvelgsime pirkimo būdus, toliau perėsime prie pirkimo sąlygų, kvalifikacijos reikalavimų, pasiūlymų vertinimo kriterijų, techninės specifikacijos, pagrindinių sutarties sąlygų. Apžvelgsime pirkimo procedūros niuansus, sutarties vykdymą ir keitimą ir galiausiai dažniausias neperkančių organizacijų klaidas. Taigi galime pradėti nuo pagrindinės neperkančių organizacijų teisinės bazės. Visų pirma, jų pirkimus reglamentuoja projektų finansavimo ir administravimo taisyklių 7 priedas pirkimų taisyklės. Taip pat yra pagalbiniai teisės aktai, kurie taikomi perkančiosioms organizacijoms, bet jie yra rekomenduojami ir neperkančiosioms. Tai yra kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairės, kainodaros taisyklių metodika ir žaliuosius pirkimus reglamentuojantis teisės aktai, apie kuriuos pakalbėsiu vėliau prie šios temos. Taip pat yra metodinė pagalba neperkančiosioms organizacijoms, tai yra mūsų agentūros atnaujintos tipinės konkurso sąlygos, kuriamis galite naudotis, rasite pridėtoje nuorodoje. Taip pat atnaujinti aktualūs kiti dokumentai, įsakymai, protokolai, pavyzdžiai ir galiausiai yra pirkimų vedlys, kuris padės susiorientuoti pirkimų procedūroje. Pradėkime nuo pirkimo būdų. Kaip ir senajame periode, taip ir naujajame jie lieka tie patys. Konkursas ir dėrybos galimos visais atvejais, pirkimas iš vieno tiekėjo galimas tik PAFTE nustatytais pagrindais. Taigi, pirkimai iš vieno tiekėjo galimi, kai visų pirma, po neįvykusio konkurso, tai kai negauta nei vieno reikalavimus atitinkančio pasiūlymo, atkreiptinas dėmesys, kad šiuo atveju pirminės pirkimo sąlygos iš esmės negali būti keičiamos. Taip pat galimi atvejai, kai dėl techninių meninių priežasčių yra vienintelis rinkoje tiekėjas. Šis punktas naudojamas gana retai, nes jį reikia įrodyti, kad nėra jokios konkurencijos. Bei gali būti toks pagrindas, kai pagal ankstesnę sutartį pirkta prekių iš vieno tiekėjo ir jūs žinote, kad dėl techninio suderinamumo galima pirkti tik iš to vienintelio tiekėjo ir nieko kito. Bei kiti punktai, kuriuo aš dabar nevardinsiu. Pats populiariausias teisinis pagrindas perkant iš vieno tiekėjo tai yra siejamas su tam tikra suma. Ji buvo, lyginant su senuoju periodu, pakelta. Tai kai jūsų pirkimo sutarties vertė, finansuojama iš tinkamų išlaidų padauginus iš projekto intensyvumo, yra mažesnė kaip 70 000 eurų be PVM perkant prekes paslaugas arba 174 000 eurų perkant darbus be PVM, jūs galite pirkti iš vieno tiekėjo. Noriu paminėti, kad į šią sumą turi būti įskaičiuotos visos projekte esančios tos pačios rūšies prekės ir paslaugos arba to paties objekto darbai. Kas yra tos pačios rūšies prekės paslaugos? Tai yra jos priskiriamos pagal bendrųjų viešųjų pirkimo žodyno kodus. Jos rasite VPT tinklapyje. Jeigu pirmi 5 skaitmenys sutampa prekiams paslaugoms, jos laikytinos tos pačios rūšies prekiamis ir paslaugomis. Praktiniai pavyzdžiai. Pavyzdžiui, jūs perkate įrangą, projekte turite vieną įrenginį už 150 000 eurų be PVM ir visa šita suma yra tinkama finansuoti. Bendras jūsų projekto finansavimo intensyvumas 50%. Kągi mes gauname, sudauginus tinkamas išlaidas iš intensyvumo, bus 75 000 eurų, todėl jūs jau nebegalite vykdyti pirkimų iš vieno tiekėjo ir turite organizuoti konkursą. Pavyzdys dėl darbų vertės skaičiavimo, tai kaip ir minėjau, darbų vertė skaičiuojama ne pagal BVPŽ kodus,
kaip kad prekiams paslaugoms, o pagal objektą. Sumavimas iš esmės neribojamas laike. Pavyzdžiui, jeigu jūs vienus metus planuojate statyti pamatus, kitus metus sienas, trečius metus pastato stogą, tai jūs šitas vertes turite susumuoti, jeigu tai daroma tam pačiam objektui, nepriklausomai, kad tai perkama skirtingais metais. Pereikime prie pirkimo sąlygų. PAFTAS nurodo, ką jūs juose turite nurodyti. Tai pagrindiniai elementai būtų koks pirkimo būdas, pasiūlymo pateikimo terminas, pirkimo objekto tikslus apibūdinimas, kvalifikacijos reikalavimai jie keliami, informacija apie pasiūlymų vertinimą, kriterijai, ar bus deramasi ir pagrindinės pirkimo sutarties sąlygas. Atkreiptinas dėmesys, kad ši informacija yra esminė ir privaloma nurodyti. Kas naujo 7 priede, pirkimų taisyklėse, naujajame periode, tai jau turbūt esate susipažinę, ne mažiau kaip 100% pirkimo kiekvienais metais nuo 2023 metų turi būti žalieji. Kas reglamentuoja žaliuosius pirkimus? Tai visų pirma, aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašas ir taip pat paminėjau skaidrėje europinį reglamentą, kuriame esančios prekės ir paslaugos laikytinos automatiškai žaliosiomis, jeigu jas galime rasti šiame reglamente esančiame sąraše. Taip, kas yra žalieji pirkimai? Visų pirma, pagal aprašą, kai tenkinama vienas iš kriterijų. Tai jeigu prekė ir paslauga yra minėto teisės akto nurodytame produktų sąraše. Kaip pavyzdžiui, tam sąraše yra pastatų projektavimo paslaugos, mediena, plytelės, patalpų apšvietimas. Jeigu jūs perkate pagal sąrašą tam tikrą pirkimo objektą, tiesiog perkeliate iš aplinkos apsaugos kriterijų aprašo reikalavimus ir jums nereikia per daug galvoti, jūsų pirkimas bus žalias. Taip pat kiti atvejai, kai pirkimas gali būti žalias, tai kai nepriklausomai ar jis yra produktų sąraše jam nustatyti pirmo tipo ekologinio ženklo reikalavimai, pavyzdžiui, Ecolabel, Nordic One, Blue Angel. Taip pat atvejai, kai nėra produktų sąraše, bet perkamos prekės, paslaugos arba darbai, jeigu tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus. Atkreiptinas dėmesys, kad negali būti šis reikalavimas keliamas prekiai, jis keliamas būtent paslaugai arba darbui. Ir vadybos sistemos reikalavimai turi būti nurodomi visa apimtimi. Taip pat, kada yra dar žaliasis pirkimas pagal aprašą, kai nėra prekės ar paslaugos produktų sąraše, bet jis patenka į orientacinį prekių ir paslaugų sąrašą pagal minėtą Europos komisijos reglamentą. Tai kaip pavyzdys būtų saulės elektrinės, kitos ten numatytos prekės paslaugos, jeigu jos yra tame reglamente, jos yra automatiškai žalias, laikytina, kad pirkimas yra automatiškai žalesis. Kai perkama inovacija, darant kuo mažesnė neigiamą įtaką aplinkai, pirkimas taip pat yra žalias. Arba perkama nematerialaus pobūdžio intelektinė paslauga, kurios metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai. Tai pavyzdžiui, dažniausiai būna konsultacinės, mokymų paslaugos, dizaino, renginių vedėjo. Kiti atvejai, kai yra žalesis pirkimas, tai kai savarankiškai nusistatote aplinkos apsaugos kriterijus, tiksliau tariant, jų nėra nei aplinkos apsaugos kriterijų produktų sąraše, nei Europos komisijos reglamente, jūs galite nusistatyti savarankiškai pagal skaidrėje išdėstytus punktus. Tai pavyzdžiui, kai jūsų prekiai pagaminti paslaugai teikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių arba naudojame visokių perdirbtų medžiagų, kai sunaudojate mažiau elektros energijos ar naudojate energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių, kai naudojate mažiau pavojingų cheminių medžiagų ar iš vis jų nenaudojate, kai prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, arba prekė virtusi atliekomis tinka paruošti, pakartotinai naudoti arba perdirbti. Atkreiptinas dėmesys, kad neužtenka šitų punktų tiesiog nukopijuoti į pirkimo dokumentus, tačiau būtina jų pagrindu nustatyti konkretų aplinkosauginį kriterijų. Kada apskritai netaikomi žalieji reikalavimai,
Visų pirma, išimtis nustatytos PAFTE, tai žodžiu vykdomiems pirkimams, visai nepaisant to, kad sutartis sudaroma raštu. Kokie yra žodžiu vykdomi pirkimai, tai pavyzdžiui, kai pirkimo sąlygos yra teikiamas žodžiu, pasiūlymas teikiamas žodžiu. Dažniausiai, kai kreipiamas į vieną tiekėją, visi reikalavimai gali būti nustatomi žodžiu. Taigi, jeigu vykdote pirkimus žodžiu, jums žalieji reikalavimai yra neprivalomi, nepaisant to, kad sutartis sudaroma raštu. Dabar pereikime prie konkrečių pavyzdžių energijos vartojimo efektyvumo pramonės priemoniai. Kiek agentūrai esame išanalizavę, jūsų priemoniai paprastai tinka aprašo skaidrėje nurodyti punktai, tai arba sunaudojama mažiau elektros energijos, arba prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, jos dalis tinka naudoti daug kartų, tai vieną iš šių kriterijų pasirinkę, jūs turite konkretizuoti pirkimo sąlygose konkretų aplinkosauginį žalį reikalavimą. Tiesiog negalite perkelti paprasčiausiai šio punkto, bet turite konkretizuoti jį konkrečių reikalavimų. Pavyzdžiui, dėl prekės ilgamžiškumo gali būti nustatoma garantija prekiai ilgesnė nei yra įprasta rinkoje. Tai visų pirma, turite žinoti, kokia garantija įprasta rinkoje ir vėliau nusistatyti ją ilgesnę nei įprasta rinkoje, kad tenkintumėte žaliuosius kriterijus. Kokios dažniausiai pasitaikančios klaidos, tai visų pirma, duodama tik nuoroda į aprašą, bet nesuformuluojami konkrečiai žalieji reikalavimai. Arba gali būti tokia klaida, kad nustatomas tik aplinkosauginis principas, bet ne konkretus kriterijus. Nors, kaip ir minėjau, visada būtina nustatyti konkretų aplinkosauginį kriterijų. Taip pat kartais trūksta specifinių techninių žinių, identifikuojant, ar pirkimas yra automatiškai žalias pagal europinį reglamentą. Pereikime prie kitos dalies kvalifikacijos reikalavimų. Tai gali būti jie ir bendrieji, ekonominio finansinio pajėgumo arba profesinio techninio pajėgumo. Jie skirti tam, kad įsitikinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas, pajėgus įvykdyti sutartį. Reikalavimai turi būti pagristi, proporcingi pirkimo objektui. Ir atkreiptinas dėmesys, koks yra skirtumas nuo perkančiųjų organizacijų, kad neperkančiosios organizacijos gali apskritai nekelti kvalifikacijos. Pagalbinis dokumentas šiuo atveju būtų tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika. Neperkančiosios organizacijos gali prašyti tik tiekėjų deklaracijos dėl kvalifikacijos reikalavimų pagrindimo arba oficialių institucijų dokumentų. Jeigu perkančiosios organizacijos turi prašyti oficialių institucijų dokumentų, tai neperkančiosioms yra toks nustatytas palengvinimas. Kokie yra bendrieji kvalifikacijos reikalavimai, tai išėmiau konkretų pavyzdį. Pavyzdžiui, tiekėjas turi teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Pavyzdys, kad pagrindžiantis dokumentai gali būti registrų centro pažymėjimai, įstatai, esant specialiai veiklai licenzijos ir taip toliau, įvairūs atestatai. Ekonominė ir finansinė būklė, norint įsitikinti tiekėjo ekonominę finansinę būklę, galite formuluoti reikalavimą dėl vidutinių metinių pajamų. Jis gali būti keliamas kaip vidutiniams metiniams bendrosioms pajamoms arba vidutiniams metiniams su pirkimo veikla susijusiems pajamoms, tai yra priklauso nuo jūsų pasirinkimo. Į ką svarbu atkreipti dėmesį, kad reikalaujama metinė tiekėjo veiklos pajamų suma neturi būti daugiau kaip 2 kartus didesnė už numatomą jūsų pirkimo vertę. Techninis profesinis pajėgumas, norint įsitikinti tiekėjo techninių profesinių pajėgumų, galite imti formuluoti iš mūsų agentūros paraštų tipinių dokumentų, kad tiekėjas per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo pagal vieną ar daugiau sutarčių yra pristatęs atitinkamą prekę, suteikęs paslaugą arba atlikęs konkrečius darbus. Reikalavimai turi būti minimalūs, neužaukštinti, kurie įrodytų tiekėjo sugebėjimą įvykdyti sutartį. Taip pat kaip įrodantis techninį profesinį pajėgumą reikalavimas gali būti keliamas tiekėjo prašomų darbuotojų kvalifikacija. Čia pateiktas konkretus pavyzdys rankos darbų pirkime.
Nepamirškite suformuluoti reikalavimus ir jungtinės veiklos dalyviams bei subtiekėjams. Tai visų pirma, nurodykite, kokius turi atitikti grupės nariai kartu ir kuriuos turėtų atitikti kiekvienas narys atskirai. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad pajėgumai turi būti sumuojami ir tik pagristais atvejais galima reikalauti, kad reikalavimai tenkintini kiekvieno grupės nario atskirai būtų. Patarėme remtis taip pat tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodiką, nes dėja PAFTAS daug informacijos apie tai tikrai nesuteikia, todėl metodika būtų puikios gairės, kuriuose matysite, kokius reikalavimus galima kelti ūkio subjektų grupiai ir kokius subtiekėjams. Priminimas dėl pasiūlymo vertinimo kriterijų. Nuo seno periodo niekas nepasikeitė. Kriterijai galėtų būti mažiausia kaina arba kainos ir kokybės santykis. Dėl kainos kokybės santykio svarbu tai, kad neužtenka jį numatyti kaip pasiūlymo vertinimo elementą, būtina perkelti kokybės santykio kriterijus į pirkimo sutartį. Tai visų pirma, jūs perkeliate į pirkimo sutartį, visų antra, jūs privalote užtikrinti sutarties vykdymo priežiūrą ir žiūrėti, kaip laikomasi šių kainos ir kokybės santykių kriterijų. Pereikime prie techninės specifikacijos. Visų pirma, formuluodami specifikaciją, turėtumėte įsitikinti, ar pagristai neskaidomas pirkimas į dalis. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs perkate kažkokią gamybinę liniją, kuri iš esmės valdoma iš to pačio programinės įrangos centro, yra neatsiejamai techniškai susijusi viena su kitu savo elementais, jūs tikėtina, kad galėsite neskaidyti pirkimą į dalis. Bet jeigu perkate tokią liniją, kuri visiškai nevaldoma iš to paties centro, kuri gali funkcionuoti atskyrus vieną elementą nuo kito, jūs turėtumėte galvoti apie pirkimo skaidymą į dalis, siekiant užtikrinti tiekėjų konkurenciją. Taip pat dėl techninės specifikacijos svarbu tai, kad neturi būti joje konkrečių prekių ženklų, kaip kad Dellas, Samsungas, Apple ir panašiai. Neturi būti konkrečių parametrų. Tai rekomenduojame nustatyti reikalavimus ribiniais dydžiais, pavyzdžiui, ne daugiau kaip, ne mažiau kaip, arba reikšmių diapazonais, nuo iki. Nurodžius labai konkrečius išsmulkintus parametrus, kyla rizika dėl dirbtinio konkurencijos ribojimo. Taip pat turite prašyti dokumentuose, kad tiekėjas nurodytų pasiūlyme konkretų įrenginį bei parametrus iškeltus techninėje specifikacijoje. Kokios turėtų būti pagrindinės sutarties sąlygos? Visų pirma, jos nurodomos arba pirkimo sąlygose, arba pridedamame prie pirkimo sąlygų sutarties projekte. Tai kaip jums patogiau? Šiuo atveju privalu nurodyti jose tokius elementus kaip prekių teikimo paslaugų suteikimo darbų atlikimo terminai, kainodaros taisyklės, atsiskaitimo terminai, atsiskaitimo tvarka, tai yra avansas, tarpiniai, galutinis mokėjimas, ir sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimai, delspinigių taikymai bei dydžiai. Kokios būtų mūsų agentūros rekomendacijos? Visų pirma, įsitikinkite, kad nebūtų prieštaravimų tarp pirkimo sąlygų, jų priedų ir sutarties projekto, nes praktikoje ir senajame periode aptinkame labai daug netitikimų, dėl ko kyla ateityje diskusijų, kaip traktuoti vieną ar kitą sąlygą ir ginčų. Taip pat labai rekomenduotina įdėti pratęsimo ir stabdymo nuostatas. Čia jums būtų kaip saugikliai, nes terminai, kaip žinia, dažnai vėluoja, todėl turint konkretų pratęsimą ir stabdymo galimybę sutartyje, jūs išvengite tam tikrų problemų, delspinigių taikymų ir apsisaugote savo sutartinius įsipareigojimus. Taip pat dėl atsiskaitimo tvarkos siūloma nurodyti konkrečius procentus, koks turi būti avansas, pavyzdžiui, 30% avansas, 20% ten tarpinis mokėjimas ir likęs konkretus procentas galutinis mokėjimas. Kartais praktikoje matome tokių pavyzdžių, kaip nustatoma iki 30% avanso, iki 20% sutarties tarpinis mokėjimas. Tai yra labai nekokie pavyzdžiai, nes iki 20% tai gali būti 5, gali būti 10, todėl čia nėra konkretumo ir interpretacijų gali būti įvairių. Taigi konkretizuoti atsiskaitimo procentus tiksliai pirkimo sąlygose būtų tikrai geras variantas. Dėl delspinigių mūsų rekomendacijos būtų tokios, kad delspinigiai turi būti nustatomi abiems sutartiems šalims, jiems nustatomas vienodas dydis abiems šalims.
Paprastai jų dydis būna 0,02% nuo neatliktų paslaugų, nesuteiktų prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Dažnai praktikoje daromos klaidos, kad nustatomi delspinigiai nuo visos sutarties vertės, tai to reikėtų vengti. Jau seniai teismų praktika sako, kad delspinigiai skaičiuojami nuo neatliktų paslaugų ar nesuteiktų prekių vertės. Taip pat geras yra dalykas, kai gali būti ribojamas delspinigių dydis. Pavyzdžiui, delspinigių dydis negali viršyti 10% nuo sutarties vertės. Pereikime prie pirkimo procedūros. Kaip jau turbūt žinote iš senojo periodo, skelbimas talpinamas ES investicijos LT. Pasiūlymo pateikimo terminas naujajame periode yra 5 darbo dienos nuo kvietimo paskelbimo. Sąlygų patikslinimai skelbiami išleidžiant naują skelbimą ir būtinai turi būti pratęsiamas pasiūlymų pateikimo terminas, vėlgi 5 darbo dienoms. Ir PAFTE taip pat konkretizuota, ko nebuvo sename periode, kaip turi būti skaičiuojami terminai. Kas vykdo pirkimo procedūras? Nuostatos nepasikeitė, kaip ir sename periode, arba pirkimo komisija, arba pirkimo organizatorius. Kokiais atvejais pirkimą vykdo komisija ir kada organizatorius apibrėžia kiekvienos įstaigos įmonės vidaus tvarka. Paprastai pirkimo komisijos sudarimas įforminamas įmonės įstaigos direktoriaus įsakymu, komisija pildo protokolus, o organizatorius paprastai pildo pažymas. Pateikiu schemą, kaip atrodo pirkimo procedūra. Tai matote čia pagrindinius jos etapus. Visų pirma, pirkimo dokumentų parengimas, paskelbimas, tada plešite vokus. Vėliau vyksta pasiūlymų vertinimas, išrenkamas geriausias pasiūlymas pagal mažiausią kainą arba pagal kainos kokybės santykį. Pasirašoma sutartis ir vyksta sutarties vykdymas, kurį irgi turite prižiūrėti. Kokie pokyčiai pasiūlymų vertinime? Tai iš esmės norėčiau trumpai paminėti, kad pasikeitus yra perkančių organizacijų praktika, atsirado naujas VPT išleistas dokumentas, tai yra pasiūlymų tikslinimo ir aiškinimo taisyklės. Įdėjau nuorodą, jeigu prireiks, visada galite rasti pridedamoje nuorodoje. Taip pat pasikeitusi praktika dėl subrangos ribojimo, jokiais būdais negali būti ribojama subranga. Tai tokia nuostata, kokia nurodyta skaidrėje, nesiūloma dėti į pirkimo dokumentus, nes turėjome daug pastabų iš valstybės kontrolės, kad nepagristai ribojanti konkurenciją nuostata. Taigi nedėkite nuostatos, kad tiekėjas negali būti nurodytas kaip subtiekėjas kito tiekėjo teikiančio pasiūlymą tam pačiam konkursui. Tokios nuostatos reikėtų vengti. Taip pat neribokite subrangos procentais. Pavyzdžiui, 60% užduočių jūs skiriate subrangai. Tai yra irgi ydinga praktika. Jūs turite reikalauti, kad esminės užduotis atliktų pats pasiūlymą pateikęs rangovas ir išvardinti, kas tai yra esminės užduotis, bet nenumatyti tam tikrą apribojimą procentais. Kokios dar būtų rekomendacijos? Sename periode buvo labai populiarus kvalifikacijos reikalavimas, kurį įdėjau skaidrę. Tai yra, kad tiekėjas yra siūlomas įrangos gamintojas arba gamintojo oficialus atstovas, turintis teisę vykdyti įrangos prekybą. Tai šio reikalavimo jokiais būdais nekelkite kaip kvalifikacinę. Nuo šiol praktika tokia, kad reikalavimas gali būti keliamas tik tai, jeigu yra būtinas, proporcingas konkrečiam pirkimo objektui. Jis pats iš savęs nėra kvalifikacinis ir jeigu jis yra tikrai būtinas ir neriboja konkurencijos, jūs galite jį kelti kaip pirkimo dokumentų arba sutarties vykdymo sąlygą, bet ne kaip kvalifikacijos reikalavimą. Dėl sutarčių pratęsimų priminimas, kad įsitikinti, ar pratęsimas buvo išviešintas pirkimo sąlygose. Jeigu jūs pratęsinėjate sutartis, būtinai turi būti sutarties įvykdymo užtikrinimai pratęsti tokiam pačiam laikotarpiui, kaip ir sutarčių pratęsimai. Šitą labai tikrino auditai sename periode, todėl rekomenduojame atkreipti dėmesį, jeigu pratęsinėjate sutartį, reikalauti pratęsti ir sutarties įvykdymo užtikrinimus. Jeigu nėra pratęsimo, tada sutartis vėluoja. Esant faktiniam vėlavimui, turite susižiūrėti, ar taikomi pagal sutartį delspinigiai, baudas ir koks jų dydis. Interesų konfliktų reguliavimas PAFTE nepakito. Interesų konfliktai apima tokius atvejus, kai
neperkančiosios organizacijos vadovas, darbuotojai, komisijos nariai, kurie dalyvauja procedūrose pirkimo arba gali daryti poveikį procedūrams rezultatams, turi tiesioginį arba netiesioginį suinteresuotumą, kuris leidžia abejoti jų nešališkumu ir nepriklausomumu atliekant procedūrą. Taigi interesų konfliktų reikėtų vengti pagal tai, kaip juos apibrėžia PAFTAS. Pirkimo sutarties forma pasikeitė nuo senojo periodo, pakelta suma. Taigi, jeigu pirkimo sutarties vertė lygia arba viršė 10 000 eurų be PVM, sutartis turi būti sudaroma raštu. Dėl sutarčių keitimų. Kokie keitimai yra leistini? Tai visų pirma, neleistini keitimai, kai keičiamos esminės sąlygos. Kas tai yra, kai keičiamos esminės sąlygos apibrėžia PAFTAS? Visų pirma, kai numatomos naujos sąlygos, kurių nebuvo. Pavyzdžiui, jeigu nebuvo avanso, o vėliau sutarties vykdymo metu jis įtraukiamas, tai laikytina kaip esminės sąlygos keitimo. Taip pat esminis keitimas būtų, kai dėl sutarties keitimo daugiau negu 50% padidėja pirkimo sutarties apimtis, arba toks atvejis, kai ekonominės sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo naudai, kaip nebuvo nustatyta pirminėse sąlygose. Pavyzdžiui, yra sutarties vėlavimas, bet delspinigiai nėra taikomi tiekėjai, nors tiekėjas yra kaltas ir jam turėtų būti skaičiuojami delspinigiai, traktuojama, kad jis gauna ekonominę naudą ir pusiausvyrą pasikeičia naudai. Kokie keitimai yra leistini, tai yra neesminiai. Kas yra neesminiai, įdėjau šitoje skaidrėje, bet taip pat rasite ir PAFTE. Tai dažniausias atvejis, kurį ir paminėsiu, kai bendra pakeitimų vertė neviršė 10% prekių paslaugų atveju, arba 15% darbų atveju ir pakeitimų iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis. Atkreipsiu dėmesį, kad skaičiuojama bendra pakeitimų vertė, ne vieno keitimo vertė. Ir antras momentas, negali būti pakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis. Kitas punktas nėra naudojamas dažnai, jis yra labai retas praktikoje, todėl nesiplėsiu ties juo. Kas yra dar nauja naujajame periode, tai papildyta nuostata dėl pirkimo užbaigimo. Kai pirkimas nutraukiamas iki pasiūlymo pateikimo, toks sprendimas turi būti paskelbiamas svetainėje ES-investicijos LT. Ir pabaigai norėčiau paminėti dar vieną PAFT keitimą, kuris yra visiškai naujas, jis atsirado rugpjūčio mėnesį. Jeigu anksčiau pirkimus planuodavote veiklos ataskaitoje, nuo šio rugpjūčio buvo pakeista ši nuostata ir PAFTAS dabar skamba taip, kad projekto vykdytojas po sutarties pasirašymo, ne vėliau kaip iki pirminės veiklos ataskaitos pateikimo, tam tikroje formoje nustatytoje darbo grupės, tai yra pirkimo ir pirkimo sutarties formoje, teikia informaciją apie planuojamus pirkimus. Taigi dar kartą akcentuoju, kad pirkimai planuojami nebe veiklos ataskaitoje, o atskiroje formoje, iš esmės toje pačioje, kurią iki šiol pildėte pirkimo ir pirkimo sutarties informaciją. Ir administruojant instituciją pagal šią formą atsirenka pirkimus išankstiniai ir paskesniai pirkimų patikrai. Kokios dažniausiai pasitaiko neperkančių organizacijų klaidos mūsų praktikoje? Tai visų pirma, labai dažnai pastebime prieštaravimus pirkimo sąlygose ir jų prieduose, tada kyla interpretavimo rizika, ginčai ir netgi kartais galimos finansinės korekcijos, todėl labai rekomenduotina susižiūrėti, ar nėra tam tikrų neatitikimų tarp atskirų pirkimo dokumentų dalių. Taip pat dažnu atveju yra nenumatomas sutarties pratęsimas bei stabdymas, o vis dėlto sutarties vykdymas faktiškai vėluoja. Tuomet rekomenduojama įsidėti konkurso sąlygose ir pratęsimo, ir stabdymo galimybės, kad nebūtų jokių problemų dėl terminų vėlavimo. Taip pat klaida būna, kai sudarant sutartį keičiamos, skelbtos esminės pirkimo sąlygos. Pavyzdžiui, įvedamas avansas arba padaromi kiti esminiai keitimai, nes pagal PAFTą sudarant sutartį negalima keisti jokių esminių konkurso sąlygų. Taip pat kartais pasitaiko atveju, kai vykdant sutartį keičiamas atsiskaitimo sąlygos, tai yra pats dažniausias bene neatitikimas mūsų praktikoje. Labai dažnai keičiamas mokėjimo proporcijos, pavyzdžiui, nemokamas avansas tiekėjui, sumokamas žymiai vėliau, net ir po metų,
ar po pusmečio. Galutinis mokėjimas sumokamas anksčiau negu pristatyta prekė. Tai dažniausiai pažeidimai būdavo dėl atsiskaitimo sąlygų senajame periode. Siūlome atkreipti dėmesį ypač į atsiskaitimo sąlygas. Kartais būna, kad esant faktiniam vėlavimui neskaičiuojami delspinigiai. Priminimas, kad esant tiekėjo kaltei turite taikyti delspinigius numatytus konkurso sąlygose bei sutartyje, nes jų netaikant ir esant tiekėjo kaltei gali būti inicijuojamas pažeidimas. Taip pat būna atveju, kai nesudaroma rašytinė sutartis, nors pirkimo vertė viršyje PAF nustatytą ribą, taigi naujajame periode 10 000 eurų arba daugiau be PVM. Ir šią skaidrę baigiu savo pranešimą. Ačiū.